Tai ką, labas rytas. Šeštadienis. Važiuoju pasimti draugą, kuris padės, irgi sakė, sode pasitvarkyti. Tai šiandien galbūt yra tikimybė, kad būsim 3. Čia iš vis būtų fainai. Tai vakar buvau irgi sode. Tai tą video turbūt jau matėt. Šitas video bus įkeltas po savaitės. Kai kas žiūri video, nepamirškit paspaust like, parašyti komentarą, kokį patarimą. Tai ką, susitiksim sode. O šiandien dirbsiu su 2 plikiais. Vienas įslepia plikę po kepurę. Tai va. Susipažinkit. Žodžiu, keliaujam į darbus. Va, bedirbant, visą laiką 3 galvos, kažką sugalvos gudriau, ne? Tai va, sugalvojom, kad čia arčiau dar galima deginti vonioj. Bačkos neturim, bet turim vonę. Tai padarėm čiužinio pompą, radau. O. Principas bus kaip ir ten duobėj, kur deginam. Tai galima bus pabiškį šitos visus mes ten. Neįdomu, pasiteisins čia ar nepasiteisins tas dalykas. Bet matau, kad dega gerai. Nu, 3 tikrai smagiau dirbti. Čia jau biškį yra apsivalę, stiklų nėra, šiferių. Nu, dar čia biškį liko. Galima bus pereiti ir link šito šono. Čia irgi nemažai šiferio. Šitą tik į vonę tą nemesk. Žodžiu, bandau kažkur pastatyti kamerą ir toliau krutėsim. Walks for a cycle.
išmontavom. Šiukšlių krūva auga. Pirštinės palikau. Laužas dega. Nu kažkas dega. Tai va, šitoj pusėj kapstėm viską, bet labai šlapia, į laužą neprikraustytų jų, nes paskui užges ir pats laužas. Tai reikia ir kažkokių sausų malkų dėti. Tai ko gero reiks nuo kraštų gal kažką pradėti imti ir gal dar priekį ten nuo vakar pradžiuvo biškį. Čia pradžiuvo, tai nuo čia biškį reikia pabandyti pakuriant. Nu tai po biškį. Žodžiu, darbo daug čia. Šiukšlių maišai greit baigsis. Ir čia su tais šiukšlių maišais tai bankrotą nueisiu turbūt. Nes nebuvau planavęs, kad reikės semti visą tą brudą. Supuvusią medieną visą. Ir dėti maišus. Tai va. Žodžiu. Einam toliau darbuotis. Kasėm. Nusprendėm nebekast, nes žiauriai daug išvežti reikės čia. Tai tegu dar pabūna, sakau, šitas visas dalykas. Eisim į šitą šoną. Čia pradėti krapštyti. Tai reikia šiferius išvežti, langus. Pradėsim gal ardyti šitą šoną visą. Sudegit. Tai reikia pasinaudoti dar, kol oras geras šiandien. Tai va, šitų maišų irgi prisikrojom, jau kiek nusivežė. Daug labai. Tai va, einam į tą kraštą ir bandom valytis. Traveling through wasted time. Think of how I will rewrite every single song. Nu va, biškį pradėjom kitus darbus daryti ir įdomiau. O kaip dega. Vis tiek kažką sudeginam ir čia. Tai apsivalėm, žodžiu, kitą kraštą biškį.
Pasilaupiam čia šoną namelio. O taip. Technologija. Putplašio. Celofano. Čia biški va, trūksta balkių, tai su vata viskas užpildyta. Čia biški įdomesnis darbas, nes čia kasti visą tą brudą, tai tiesiog jau morališkai pavargom. Tai nusprendėm, kol kas paliksim. Gal biški pragrebliota reikės atvažiavus po to, kada po darbo, kad pradžiūtų gal, nes kai krūvoje jis nedžiūna. Tai va, biški šiukšlės nešiojam. Reikės tikrai jau užsakinėti šiukšlių švežimą. Jis jau prisikaupė tikrai daug. Oi, kaip karšta čia praeit. Dega laužas. Tai, ką čia norėjau sakyti. Reikės šiukšlių išvežimą organizuoti. Nes čia velniškai daug. Langų šakės. Tai ką dabar eisim daryti? Eisim ko gero užsikurti kepsninę truputį ir išsikepsim dešrelių pavalgyti. Nežinau, dar šiandien darysim, ką nors nedarysim, bet pavalgyti reikia. Prisėdam. Pagamino Klaudas solelį. Iš porą blokelių ir lentos. Gerai turėjo dar nesudegintų lentų. Čia biški kepam dešrelės. Ir biški lyja lietus. Aš galvoju, gal reikia tą ventiliatorių pridengti biški. Nebus čia nelaimių. Visgi elektros prietaisas. Vandens ko gero nemėgsta. Va taip. Jūs įsitikinę, kad ten galvos nenukris? Ne. Kažkaip man tai šudinai atrodo, žinokit. Aš tai nesėsiu. Nu jo. O jeigu lis per čia vanduo netekės ant galvos? Technologija. Prisėdėm, sutingom, pasėdėjom pusę valandos. Juokėsi. Šitą reiks paskui išardyti turbūt. Tai sprendėm, einam dar padirbėti čiut, kažką padaryti. Biškai palijo lietus. Jau laužas turbūt bus prigesęs. Nors gal ne. O čia tiek žarijų, tai nieko daugiau nepadarėm, nes valgėm. Reikia pasijungti muziką. Ir toliau padirbėti. Nulupom 4 kilimus nuo sienos ir radom meną.
Čia kaip pasiūlai žmogui elektrinį pjūklą, bet jis sako, kad šitas yra geriau. Senesni geriau pjauna, sako. O kitas stovi ir juokiasi su tais plikiais. Dėva. Gerai, bandom ardyti toliau kažką, kiek įmanoma. Biški nuotaika pakilo, kaip pasimatė kažkoks darbas, nes realiai vakar dirbau, mažai kas čia pasimatė, o šiandien irgi dirbam, žiūrim, kad nieks čia beveik nesikeičia, su kastuvais kaip lakstom, tai lakstom. Tai dabar bent biški morališkai geriau. Darbas į pabaigą ir linksmybės prasideda. Varyk. Šauk vienkę. Tiek daug džiaugsmo vyrams suteikia dviratis. Toks menkas daiktas, bet taip smagu. Biškis stipinai išlakstė. Ir labai įdomiai atrodo, kai iš galo, kai važiuoju, va taip va. Nu, žodžiu. Einam prie reikalų, ką mes pasidarėm. Nu, šį kartą pasidarėm jau. Tai darbus jau baigiam po biškį. Eisim tvarkytis, nu ir apžvelgiam, ką turim. Va. Išsilaužėm tuos pabėgius. Sieną visą išsigrovėm. Čia buvo iš plokščių lentų. Stogo tą dalį nusigrovėm. Tie pabėgiai. Oi, nepatinka man jie iš tikrųjų, nes deginti negalima jų. Reiks vežt. Svoris irgi toks nedraugiškas tikrai. Juolab, kad vežimui reikės jos sutyst ten, kur ir viską. Tai va, biški va metalo mėtosi. Šiukšliu. Reiks įtvarkytis visas turbinas čia. Šaika iš viso nesveikai šiam pavarė. Plikųjų komanda. Žodžiu. Einam tvarkytis ir pabiškai judėsim. Tai kas dar žiūrėjot iki galo, like, subscribe ir iki kito karto.